Greitas testas, sveiki ir ačiū, kad esate kartu su Sport 1 televizija. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcis sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir Sporto Gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt. Sveiki ir ačiū, kad esate kartu su Sport 1 televizija. Sveikinamės iš Lietuvos atvirojo grappling imtynių čempionato Utenoje. Pirmoji laida būtent iš šių varžybų kasmet. Metų pabaigoje geriausi Lietuvos grapplingo meistrai renkasi į atvirą šalies čempionatą. Praėjusiais metais tokios varžybos įvyko Šakiuose, tačiau plečiant grapplingo sporto šakos geografiją, jos šiais metais aplankė ir Uteną. Pirmasis tokio masto grapplingo turnyras Utenoje. Matome vaizdus iš čempionato atidarimo ceremonijos. Čia ir naujai išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Netruko ir šou elementų. Šou elementų turiuomenyje neskaitant imtynių. Šiame renginyje pradėsime nuo suaugusiųjų. Visiškai netrukus pirmosios kovos iš svorio kategorijos iki 64 kg nuo 2001 metų. Šiame grappling imtynių sezone jau yra skaičiuojama suaugusiųjų amžiaus kategorija. Matysime ir keletą žmonių, kurie pripratę esame bent jau po praėjusio sezono, kad varžosi jaunimo amžiaus grupėse, kurie pasirodo suaugusiųjų kategorijose. Natas Burokas vienas iš jų, jis yra svorio kategorijos iki 64 kg finale. Konstantinas Mokšinas, jo oponentas. Konstantinas Mokšinas be galo patyręs kovotojas, kuris įvairiose grapplingo varžybose iškovojęs ne vieną pergalę ir ne vieną čempiono titulą. Juokavo prieš turnyrą Konstantinas Mokšinas, kad galbūt užleis savo vietą jaunesniems kovotojams. Žiūrėsime, ar Natui Burokui pavyks sėkmingai pereiti į vyresnę amžiaus grupę iš jaunimo varžybų. Natas Burokas yra gimęs 2002 metais Švenčionyse. Jo sporto klubas Liūto Narvas treneris Dainius Burokas. Grąžinami į stovėseną kovotojai. Konstantinas Mokšinas gimęs 1977 metais. Jis atstovauja kovos menų centrui Smauglys, yra iš Vilniaus. Konstantino Mokšino treneris Lietuvos grapplingo rinktinės treneris Ričardas Piepolis. Parteryje abu sportininkai. Konstantinas Mokšinas arčiau to, kad atliktų skausmingą veiksmą. Ir viskas. Natas Burokas pasiduoda, galų gale skausmingas veiksmas nukreiptas į ranką. Pasiseka. Konstantinas Mokšinas skelbiamas svorio kategorijos iki 64 kg nugalėtojo. Eilinį kartą šis sportininkas apgina čempiono titulą. Bendrai apie emocijas, kokios emocijos nugalėjus? Emocijos kaip visat geros. Norėjau šį kartą duoti kelią jaunimui, bet galvojau, jeigu geriau ir daugiau treniruojasi, kažkaip vėl pirmą vietą. Ačiū didelis organizatoriams, Kęstučiui Smirnovui, treneriui, aišku, komandos draugams, vėl visi pirmi. Žodžiu, emocijos geros. Kokie planai ateičiai? Vėl patekau į rinktinę, tai reikės padirbti. Vėl daug čempionatų. Šiais metais neišeis, bet šiais 19. Reikės dar judėti priekį, užsiiminėti ir dalyvauti.
Konstantinas Mokšinas, tokie jo įspūdžiai po jau eilinio čempiono titulo. Dabar Aleksas Valiukevičius ir Deividas Matusevičius svorio kategoriją iki 80 kg. Deividas Matusevičius taip pat yra sportininkas, kurį anksčiau matydavome jaunimo varžybose ir jaunimo amžiaus grupėse. Dabar jis kovoja dėl čempiono vardo prieš Aleksą Valiukevičių. Aleksas Valiukevičius yra iš Vilniaus, iš kovos menų centro Smauglys, iš to paties kovos menų centro yra ir Deividas Matusevičius. 1997 metais yra gimęs Aleksas Valiukevičius, jį treniruoja Ričardas Piepolis, tai gerokai už jį jaunesnis yra Deividas Matusevičius, 2000 metų gimimo sportininkas iš Vilniaus, iš kovos menų centro Smauglys. To paties sporto klubo auklėtiniai yra abu sportininkai. Deividą Matusevičių treniruoja Ričardas Piepolis. Jaunimo amžiaus grupėje Deividas Matusevičius buvo dominuojantis kovotojas kartu su Ignu Vaičiūnu. Jie nuolat varžosi dėl aukščiausios prabos apdovanojimų. Dabar Deividas Matusevičius prieš Aleksą Valiukevičių jau suaugusiųjų amžiaus grupėje ir Deivido Matusevičiaus tranzicija taip pat. Norėjau sakyti, bus stebėti be galo įdomu, tačiau Deividas Matusevičius gan greitai ir gan anksti užbaigė kovą skausmingų veiksmų, nugalėdamas savo oponentą Aleksą Valiukevičių. Kovai teisėjavęs Albertas Kašėta kelia Deivido Matusevičiaus ranką į viršų. Keliamės į svorio kategoriją iki 72 kg. Tadas Lilionis prieš Lauryną Kriaučiūną. Tadas Lilionis gimęs 1993 metais. Jis atstovauja Vilniaus kovos menų centrui Smauglys. Jo treneris Ričardas Piepolis. Laurynas Kriaučiūnas yra Klaipėdos kovos menų namų auklėtinis. Jo treneris Andrėjus Andrienko 1990 metais yra gimęs Laurynas Kriaučiūnas. Šiek tiek vyresnis, jis yra už savo varžovą Tadą Lilionį. Nespėjau pristatyti dviejų kovotojų, o Tadas Lilionis jau spėjo užbaigti kovą skausmingų veiksmų. Jam atitenka pergalė ir čempiono titulas svorio kategorijoje iki 72 kg. Gerai. Bendrai apie bendrą emociją nugalėjus ir šiek tiek gal pašnekėk apie techniką, kokia pavyko paskutiniai kovai laimėti. Emocija gera, aišku, kai laimė visada būna gera, o technika, kadangi laimėjau ganėtinai greit, nespėjau netgi pastebėti, kokia technika varžovų buvo. Kuris varžovas tikriausiai atrodė šiandien, kas buvo sudėtingiausia šiame turnyre? Abi kovos ganėtinai panašios buvo, greitos, bet galbūt antra kova buvo sunkesnė. O kas lemia, kaip manai, tau pačiam tą, kad greitai sugebė nugalėti? Treniruotės ryžtas, noras, geras treneris, geri draugai, su kuriais gali sportuoti. Ačiū. Toliau tęsime kovas gan išsamus greplingo čempionų įspūdžiai tiek apie apskritai šį sportą, tiek apie savo vietą jame. Keliamės į dar vieną kovą. Svorio kategorija iki 84 kg. Laurynas Pelakauskas prieš Milošą Staškevičių. Milošas Staškevičius, kadangi tai yra atviras Lietuvos grepling imtynių čempionatas, atvyko iš Lenkijos. Geografija jau minėjau, kad plečiasi greplingo, tačiau jį plečiasi ne tik Lietuvos teritorijoje. Lenkas iš Berserkerstyn Suvalkų sporto klubo, kurį treniruoja Tomašas Arabašas, prieš lietuvį Lauryną Pelakauską, gimusi 1994 metais. 4 metais už jį vyresnis yra Milošas Staškevičius. Laurynas Pelakauskas yra iš Vilniaus kovos menų centro Smauglys. Jo treneris kaip ir tradiciškai, tada kai sportininkas yra iš kovos menų centro Smauglys, yra Ričardas Piepolis. Parteryje bus sportininkai, kiek ilgiau užsitęsusi kova, nei didžioji dalis iki šiol matytų.
Panašu, kad Milošas Staškevičius pasiduoda. Štai čia Laurynas Pelakauskas, jo teigiamos emocijos, įsikrauna Laurynas Pelakauskas, tiek atlikdamas skausmingą veiksmą, tiek jau jį atlikęs. Albertas Kašėta kelia lietuvio ranką į viršų, jis apgina savo namų sienas ir eilinį kartą tampa grappling imtynių čempionu savo svorio kategorijoje. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcis sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir Sporto Gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcis sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir Sporto Gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt. Grįžtame į laidą Grappling LT, grįžtame į pirmąją laidą iš Utenoje vykusio Lietuvos atvirojo grappling imtynių čempionato. Albertas Kašėta kviečia į kovą Eivydą Žemaitį ir Danielių Grebliūną. Svorio kategorija iki 90 kg, sunkiausia, tiksliau antroji pagal sunkumą svorio kategorija suaugusiųjų amžiaus grupėje, kuri ir užbaigs šią Grappling LT laidą. Danielius Grebliūnas yra iš Vilniaus, jis gimęs 1997 metais. Jaunas kovotojas, atstovaujantis kovos menų centrui Smauglys, jo treneris Ričardas Piepolis, Eivydas Žemaitaitis, Eivydas Žemaitaitis, gimęs 1995-aisiais, jis atstovauja Elektrėnų miestui, jo atstovaujamas sporto klubas vadinasi Draugystė, jį treniruoja Ramūnas Žemaitaitis ir Aurimas Navickas. Dabar Danielius Grebliūnas yra pozicijoje apačioje. Eivydas Žemaitaitis kartu su savo varžovų partneriai iki dominuojančios pozicijos kiek trūksta. Primenu grappling imtynių taisyklės, 5 minutės kovos. Jeigu per tą laiką netliekamas skausmingas veiksmas, kovojama dar 2 minutės. Tuomet kovojama iki auksinio taško arba iki skausmingo veiksmo, arba pergalė skiriama teisėjų sprendimu kovotojui, kuris per 7 kovos minutės buvo aktyvesnis. Į stovėseną grįžta abu sportininkai. Danielių Grebliūną nekartą matėme iškovojant apdovanojimus ant tatamio grapplingo varžybose. Eivydas Žemaitaitis pakankamai naujas veidas grapplingo pasaulyje. Tačiau kadangi tai yra imtynės tinkamos įvairių stilių kovotojams, tų naujų veidų, čia galime tikėtis ir matome vis daugiau ir daugiau. Griaunamas yra Danielius Grebliūnas, tačiau kova persikelia už parterio ribų, tatamio ribų. Abu sportininkai grįžta į tatamio vidurį ir toliau pratęs savo kovą iš pozicijos, kurioje buvo atsidūrę prieš tai. Apačioje Danielius Grebliūnas, iš viršaus Eivydas Žemaitaitis. Preciziškai teisėjas stengiasi atitaikyti buvusią poziciją. Labai daug
Veiksmo parteryje nevyksta, 2-1 kito verti varžovai. Dabar Danielius Grebliūnas perima iniciatyvą, pervesdamas varžovą ant nugaros. Tačiau kovotojai, kadangi atsidūrė už tatamio ribų, vėl grąžinami į jo vidurį. Danielius Grebliūnas iš karto aktyviai imasi savo varžovo atakos, tačiau stovėsenoje atsiduria abu kovotojai. Danielius Grebliūnas kol kas palieka aktyvesnio sportininko įvaizdį, nors puikiai laikėsi iš pradžių Eivydas Žemaitaitis. Albertas Kašėta leidžia tęsti kovą. Laisvina, tačiau tik trumpam vienas iš kito gniaužtų abu kovotojai. Danielius Grebliūnas bando sugriebti varžovo korpusą, tempėsi jį į parterį. Intensyviai kovoja Danielius Grebliūnas, kartais net nepastebi, kaip griūva reklaminės užsklandos. Ir vėl tatamio viduryje Danielius Grebliūnas prieš Eivydą Žemaitaitį. Viena iš paskutinių kovų suaugusiųjų amžiaus kategorijoje. Matome nemažą ir kitų klubų sportininkų susidomėjimą tuo, kas vyksta svorio kategorijoje iki 90 kg. Gan nemažai jų susibūrė aplink tatamį. Ši kova, kaip minėjau, užbaigs šią Grappling LT laidą, tačiau dar tikrai ne viena laida jūsų laukia iš Lietuvos atvirojo Grappling imtynių čempionato. Po to kelsimės į veteranų kovas, kelsimės ir į kovas dėl absoliutaus čempiono diržo. Čia tikrai nebus maža veiksmo. Vis dėlto tai vienas iš prestižiškiausių turnyrų, kurie surengiami per Grappling imtynių sezoną Lietuvoje. Pagalvėlė keliauja į tatamį. Tai reiškia, kad baigėsi pirmos 5 kovos minutės. Per pagrindinį laiką pranašumo neįsiaiškinę sportininkai. Kovos dar 2 minutės. Taip, Albertas Kašėta leidžia tai daryti. Vėl Danielius Grebliūnas. Iš karto, kai atsidūrė stovėsenoje, pradeda, tiksliau, tęsia kovą aktyviai. Kol kas, jeigu kova baigsis be skausmingo veiksmo ir jeigu teisėjams teks spręsti, kas yra pajėgesnis tik remiantis aktyvumo kriterijumi, ko gero, būtent Danielius Grebliūnas bus pripažintas aktyvesnių sportininkų. Dabar jis sušoka ant varžovo nugaros, tačiau varžovo niekur nusitempti nepavyksta. Kova tęsiasi. Iki jos pabaigos lieka minutė arba mažiau. Dabar jau šiek tiek statiškas veiksmas. Aprimė, o galbūt ir išeikvoja jėgas, atrodo, abu kovotojai. Kovotojai jau labai ilgai. Danieliaus Grebliūno atveju netgi labai intensyviai, tačiau sėkminga gynyba, o jį buvo sėkminga, pareikalavo daug jėgų ir iš Eivydo Žemaitaičio. Elektrėnai prieš Vilnių. Juoda apranga vilki Danielius Grebliūnas, Eivydas Žemaitaitis be marškinėlių.
Paskutinės kovos akimirkos. Danielius Grebliūnas. Šokant varžovo. Už tatamio ribų vėlgi yra sportininkai. Albertas Kašėta. Girdime raginimus Danieliui Grebliūnui. Danieliau iki galo. Viskas, pagalvėlė krenta į tatamį, jeigu reikėtų spėti. Sakyčiau, kad kovą laimėjo Danielius Grebliūnas. Dabar laukiame oficialaus teisėjų verdikto. Danielius Grebliūnas iškėlęs pirštą į viršų, dabar jau ir jo ranka kyla į viršų. Danielius Grebliūnas yra paskutinis šios laidos čempionas, jų bus dar be galo daug. Laidose iš Utenos, jų dar bent 2 iš veteranų ir absoliučių kategorijų. Danielius Grebliūnas šventė pergalę svorio kategorijoje iki 90 kg. Apskritai greplingo pasaulis ir toliau nemiega, toliau tęsia kovas, toliau tęsia turnyrus. Kelsimės į Šakius metų pabaigoje, ten gruodžio 19 dieną. Grepling imtynių turnyras. Veiksmas Utenoje suaugusiųjų amžiaus grupėje jau baigėsi. Kitoje laidoje mūsų laukia veteranai. Dar kartą gražiausi vaizdai iš čempionato. Aš Ignas Grinevičius ir laida Grepling LT. Šiam kartui atsisveikiname. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcis sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir Sporto Gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salonų individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grepling.lt.